Nürburgring, to me, is holy ground. There's nothing like it in the world. I mean, it's a 16-mile lap. Die Strecke ist dermaßen toll in die Landschaft eingebettet. Das sind 73 Kurven plus Grand Prix-Strecke. Da ist alles dabei. Das ist halt, ja, das kann man nicht künstlich machen. I mean, the fast part, the fast corners, the carousels, everything is quite special. It's unique. Das Herzstück ist die Strecke. Es ist einfach unvergleichbar, diese über 20 Kilometer, die sich durch Berge und Täler schlängeln, durch die Eifel. Das merkt man einfach, diese Strecke wurde in einem anderen Jahrhundert erschaffen. An der Nordschleife kann einer zeigen, ob er fahren kann. Die Nordschleife ist die geilste Rennstrecke der Welt und da jedes Jahr das 24-Stunden-Rennen bestreiten zu dürfen, ist, glaube ich, ein Privileg für jeden Rennfahrer. Tai sveiki draugai, sugrįžtu su savo kelionės pasiruošimu į žalį pragarą. Tai va, tai šiandien jau galiu parodyti, kelintą prasideda darbai. Tai kai visą laiką to laiko trūko ir trūks. Tai čia tai tas darbelis, tai tas darbelis. Vis kažkas svarbesnio atsiranda negu pačios savo darbai. Nors šiandien tai užsiėmęs buvau su autobuso tech apžiūra. Galima sakyti, tech apžiūros paruošimu. To irgi netikėtai baigėsi. Tai va, tai pasiruošimas kaip ir vyksta, viskas kaip ir einasi į priekį. Šiandien noriu pasidaryti porą smulkių darbų, tai pasikeisti, pasilenkti vairą, pasitvarkyti. Nes jaučiu, kad porą centimetrų yra man per toli tos rankenos. Tai gaunasi, kad jeigu patogiai čia sėdi, tada vairas yra per daug į priekį. Ir gaunasi, kad tu kai pasirenki į priekį, remiesi labai dideliu svoriu. Nesėdi kaip ant balno, bet į priekį pasiviręs ir remiesi daugiau su rankom į patį vairą. O kai reikia dar gazą spaustą sukti, tai man šitą ranką tirpsta po kiek laiko pavažiavus. Tai va, tai ilgai kelioniai norėčiau čia šitą dalyką dariausi prieš rūklą, tai įskaitant, kad ir atsistojus būtų patogu važiuoti ir atsisėdus, kad daugiau toks ne turistiniam važiavimui, o tipo kaip ir lėkimui. Lėkimui, sąlyginai tas lėkimas toksai. Bet tavarsime greitesniam važiavimui. Tai va, tai šitas dalykas ir
tas dalykas, kad pas mane buvo kažkaip vairas kreivai atsistojęs. Bet atleidau tuos tiltelius ir man kažkaip dabar liktais jisai jau išsitiesino. Tai nežinau, čia verta dar kažką tais atlikinėti kažkokius tai procesus. Žodžiu, reikia bandyti pasilenkti tą vairą, pasižiūrėti ir nuspręsim, ką toliau daryti. Šiaip ta sėdėjimo pozicija, aišku, labai svarbi, nes įskaitant tą važiavimą tokiu kilometražu dideliu, tai bus ką veikti čia. Nes aš kaip optimistiškai kažkaip žiūriu, kad gal norėčiau per 2 dienas vos ne įvaryti tą visą atstumą. Bet čia labai optimistiškai. Nu, čia gerokai pasilenkia. Jis, aišku, belenkiant dar plius ir čiut žemėja. Gerai būtų nenusiversiu. Nu, sunku pasakyti, aišku, dabar nevažiuojant, bet gal bus gerai. Galbūt pavažiavus pasimatys. Taip labai sunkiai pasakyti, vis tiek reikės raktus visokius imti, minimalius. Tai šešiakampiai tai tikrai įeina į visą tą komplektą. Pagrindiniai ratą nuimt, kamerą išsitraukti, jeigu ką pasikeist. Šiaip imsiu priekinę kamerą, nes priekinę galima įdėti ir į galą. Bus ten garankstis tokia, bet jinai ta prasme veiks. O galinės į priekį tai negirdėjęs, kad dėtų. Nelabai užmausi. Aišku, gal užmausi. Bet kaip sumontuosi? Su padanga tai ne. Taip, jeigu ant vieno ratlankio paėmus ir uždėjus kamerą, tai taip užmausi, bet kai reikia ten čiučiutį pustoro, kad neprignyptum ir taip tai neuždėsi niekaip. O tą tai ką sukišai ir viskas, ir užmontavai ratą. Padangą. Į priputį. Biškiai, aišku, ten gal kalatos, bet bent jau važiuosi į priekį. Iki kažkokio tais taško, kur galėsi paprašyti pagalbos. Vis tiek esu nestabilus kažkoks. Manau, kad paliksiu taip kol kas. Apsiveršt. Man kažkaip norėtųsi lyg tą truputį vairą aukščiau turėti. Galbūt. Nu čia.
šį kelionę atsakys labai daug klausimų, kas ir kaip ir kodėl. Nes vis tiek čia važinėjai vietai, tai aš čia prasukęs, aišku, su to motociklu jau. Tai pasakysiu, šiais metais štuka 700 kg. O buvo, dabar yra 11 700. O buvo 10 su kapeikom. Nu ką, šiandien tai vairą kaip ir pasidariau. Čia realiai iš Yamahos su nusipirkęs tokį mini servis kitą. Tai kolegos iš yamatecha.lt parūpino šitą. Turi įvairiem motoram. Tai čia yra toksai mini servis rinkinys serviso, iš kurių šiandien aš įdėsiu tik tai filtrą. Kuris ganėtinai yra neblogas, palyginus kaip su standartiniais filtrais, tai irgi yra čiut suteptas su tepaliuku, kad liptų dulkės ir jis toksai, kokybiškas tikrai. Ne toks kaip pas KTM, tai toksai kaip mašininis, tas ištraukia tokį, čia toks biškį tobulesnis kažkoks, negaila pinigų mokėt. Bet jeigu funkcija atlieka savo, tai jokių problemų nematau ir tos pigius naudot. Šiandien jaučiu filtrą įmetu ir turbūt, kad pakaks šiandienai. Kaip ir sakiau, jau kažkaip atrodė, kad čia dar to laiko yra, bet išaiškėjo, kad aš trečiadienį išvažiuoju į Suomiją, į ralį su MV Sport, tai po to grįžtu pirmadienį ir viskas, reikėjo išvažiuoti. Tai norisi dar kažkaip tais susitvarkyti čia viską. Vienintelis dalykas, kas man neduoda ramybės, tai kad reikia man tos tašės čia bako. Nes mano pakrovėjai būdu čia prikurkė, o ten yra USB. Ir realiai jeigu kraut kažkokius daiktus, tai va čia laidas kaip tik į tą tašę eitų. Nes vestis į tas tašės laidus, tai čia nesąmonė tokia. Bet to, kad jos minkštos yra ir ten viskas tabaluoja, sunkus daiktai sukrenta į priekį. Ten lauš viską, kas tik tai yra. Ir šiaip tu jai negali nieko įkišti, nes, realiai, jeigu lis, tai pribėgs vandens. Nes tik per viršų gali įkišti kažkokį laidą. O viršus turi užsilankstyti. Jeigu matosi, dar likę rūklos pelkės. Aš kažkaip išardžiau, pažiūrėjau, išsausinau ir viskas. Ir čia dar kelias dienas važiuoju su to pačiu. Šiaip tai aišku, kad reiktų pasikeisti kuo greičiau, bet kaip visada nėra laiko. Čia ganėtinai paprastai viskas. 5 varžteliai ir filtras išimtas.
sakau, keista, kad standartinis filtras, bet su tepaliuku suteptas. Tikrai kokybiškas daiktas, matosi. Aišku, čia originalus yra filtras iš Yamatechos. Tai yra Yamahos atstovas Lietuvoje. Tikrai siūlyčiau dėl kažkokių detalių ar ko visą laiką kreiptis pirmiausia į dilerius ir paklausti tenai, kokią kainą, nes dažnu atveju būna taip, kad panaši ta kaina būna, naujos detalės ir šrotinės. Blemba, niekaip nesuprantu, kam va šitas va reikalingas. Tai čia uždaro paėmimą. Šiaip iš esmės tos šnorkelius iš viso metalau. Deda čia tokį prefilterį, kempinę tokia ant viršaus ir viskas ir lekia. Čia tas šnorkelis, tai nežinau. Paliksiu. Nu, bus taip dabar. Šiaip iš esmės, tai jeigu taip atvirai pasakius, tai jis turėtų būti va tai va. Mano manimu. Tada kaip kali per kokį tą vandenį, tai čia realiai, kaip banga, jeigu ateina, tai tiesiai į tą ir bėga. O jeigu tai būtų, tai ką, prabėga ir viskas. Jisai taip to vandens, tai sunkiau pasisiurbti, negu jam į gerklę įpiltų. Žodžiu, aš per vandenį dabar nevažiuosiu, tai tikrai, tai man bus gerai. Didžiausias darbas laukia, tai išsiimti grandinę, išsiplaut ir pasikeisti žvaigždutę. Nes daug kas tą daro, nes jau kaip ir minėjau, tai tas pirmas bėgis toks realiai dabar nelabai reikalingas gaunasi, nes vos ne antrų gali išvažinėti iš vietos be problemų. Nes pirmų labai užsismaugia ir tas greitis su sąnaudom ir su apsukom, tai apsukos mažesnis automatiškai sąnaudos mažesnis. Sėbiškai pasitvarko irgi. Realiai su tom pačiom pastangom gali važiuoti jaučiu 120. Bent aš kiek išskaitęs, kiek pakeičia vienas dantukas. O jeigu jau kažkaip ar per daug bus, tada visą laiką yra, nebus per daug su tokiai kelioniai, tai tas greitis jisai nebus greičio per daug. Iš esmės.
Filtras pakeistas. Žvakių nekeisiu, nes ir motoro alyvos irgi nekeisiu. Ir filtro, nes filtrą pakeitęs esu, kai tik tą pasivariau motociklą, o paskui radau tiesiog atsukau filtrą, išpiliau tepalą, pažiūrėt, ar tepalo netrūksta prieš užvedimą ir supyliau atgal. Tai paskui dokumentuose radau, kad vokietis buvo pakeitęs irgi. Tas filtras buvo sudaužytas, nes čia buvo apsauga sulenkta iki filtro. Jo, ir aš jį ten pažiūrėjau, jis nebuvo kiauras, bet jį reikėjo vis tiek keisti. Tai tą pakeičiau, užsipyliau alyvą, pasižiūrėjau kiek alyvos. Ir paskui radau, kad jis ten prieš tą krešą, čia sakau, padangą pakeitęs, žvakės, tokį servisą padaręs. Tai čia tas buvo realiai prieš 2000 km. Tai nekeisiu tikrai. Tai žvakės out, motoro filtras alyva out, oro filtras out, priekinė padanga ne, grandinės plovimas, tepimas, vairas kreivas, tai jau nekreivas, žemyn paleidau. Tašės ir GoPro ant šalmo. Žvaigždutė, grandinės, tašės ir GoPro ant šalmo. Tai va. Nieko čia daug nėra tų darbų tokių, bet jos vis tiek reikės padaryti.